Štai ir atėjo ilgai lauktoji diena. Daugiau kaip po pusšimčio metų vėl Lietuvoje susirinko lietuviai sportininkai iš viso pasaulio. Vakar Kaune įvyko 4 pasaulio lietuvių žaidynių iškilmingas atidarymas. Respublikos miestų stadionuose, salėse, vandens takeliuose ir oro erdvėje užvirė sportinės kovos aistros. O šiandien ši šventė ir mūsų gimtadienį Panevėžyje. Į miestą prie Nevėžio atvyko Australijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos Respublikos kolonos pradžioje žygiuoja mūsų tautiečiai, atvykę į žaidynės iš tolimosios Australijos. Juos atstovauja sporto klubo Vytis sportininkai. Gausus sportininkų būrys atstovauja mūsų tautiečius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai gerai žinomų sporto klubų Niujorko lengvosios atletikos klubo, Bostono Grandies, Klyvlendo Žaibo, Kalifornijos Bangos, Čikagos Neries sportininkai. Tinklinio ir parašiutininkų varžybose dalyvaus lietuviai atvykę iš Latvijos Respublikos. Svečius iš Lenkijos atstovauja Seinų vaivadijos Punsko miesto sportininkai. Taku žengia gausiausias Lietuvos Respublikos sportininkų būrys. Tai Vilniaus ir Alytaus šiluminių tinklų, Kauno Pilėnų, Klaipėdos Audros, Šiaulių Eldos, Panevėžio Aukštaitijos sporto klubų sportininkai. Žvaliai žengia ir sporto veteranų kolona. Jos gretose daug mums gerai pažįstamų sportininkų, džiuginusių mus praeityje gražiais sportiniais laimėjimais. Tai Adomas Varnas, Kazimieras Tvarkūnas, Aldona Dvožeckienė, Algimantas Naruševičius, Vitalija Bružienė ir daug kitų didžiai gerbiamų savo sielą jaunatviškų žmonių. Garbė ir šlovė jiems.
Rungtys vyks Panevėžyje, atidarymo fanfaros. Objektyvas neparuoštas, aš nežinau. Ponas Pinigį, galima skaičiau aš mane baigė numesti nuo sarmažino. Balta, baltųjų vyšnių sodos, senolių žemė, Lietuva. Oh,
Kanada. Latvija. Lenkija. Lietuva. Merė Gema Lukoševičiūtė. Vakaras, gerbiami svečiai, labas vakaras, gerbiami panevėžiečiai. Lietuvoje didžiulė šventė. Kiek daug metų, kiek vargų turėjo praeiti, kad į savo lietuvišką, laisvą, sportinę šventę kitoje šalyje galėtume susirinkti visi. Pirmiausia, stipri dvasia, stipri Lietuva. Gerbiami dalyviai, sėkmingų jums tarpų, geros nuotaikos ir ištvermės. Prie žaidynių ugnies ir vėliavos iškilmingai prisiekia sportininkų vardu svečias iš Jungtinių Amerikos valstijų, Kalifornijos bangos klubo tinklininkas Auris Jarašiūnas, teisėjų vardu biliardo varžybų vyriausiasis teisėjas Marius Gečas. Mes, ketvirtųjų pasaulio lietuvių sporto žaidynių vykstančių Panevėžyje sportininkai, šiuo metu prisiekėme sąžiningai kovoti tinklinio ir biliardo aikštelėse, reikalui esant suteikti pagalbą savo varžovui, nesinaudoti uždraustais būdais, stengtis susirasti grynai lietuvišką žmoną,
savo jėgų pagalba per daug neišgerti, per daug nerūkyti ir svarbiausiai garbingai siekti pergalių, tuo išreikštami lietuvių tautos gyvybingumą, stiprybę ir vienybę. Tęsdami pasaulio olimpinių žaidynių tradicijas, mes 4. pasaulio lietuvių sporto žaidynių vykstančių Panevėžyje teisėjai iškilmingai prisiekiame sąžiningai teisėjauti tinklinio, biliardo ir parašutizmo sporto arenose, garbingai ir objektyviai spręsti visus iškilusius nesklandumus ir klausimus. Teisingais sprendimais padėsime siekti sportininkams pergalių. Dar kartą prisiekime. Sveikinimo žodis Ozolas. Brangus čia susirinkę sportininkai, gerbiami svečiai, malonus miesto vadovai. Leiskit padėkoti už suteiktą garbę, pabūti pas jūs tokiu momentu ir organizacinio komiteto vardu perduoti visiems pačius nuoširdžiausius sveikinimus bei geriausius linkėjimus. 4. pasaulio lietuvių sporto žaidynės yra labai reikšmingas mūsų naujosios kultūros faktas. Visą jų rengimo iniciatyvą pasiėmus savivaldybėms ir federacijoms išryškėjo tokie kūrybinių galimybių resursai, apie kurių buvimą kitąsyk gal ir nenutuokėme. Net jeigu žaidynės neatneštų kitų atradimų,
Vien žaidynių organizavimo metu konkrečiai suprasta tiesa, kad tik tai asmeninė iniciatyva, personalinė atsakomybė ir sutartinis veikimas gali kalnus nuversti, būtų didelis ne tik kultūros, bet ir viso mūsų gyvenimo laimėjimas. Ir daug. Jei pereiti metai buvo valstybės atkūrimo, tai šie pelnytai tampa Lietuvos kaip namų, kaip vienintelės gyvenimo vietos atstatymo metais. Galėtų pasijusti tvirtai ir patogiai. Bet svarbiausia jau įvykę. Svetima valia atblokšta, o teisingą savo tvarką sukurti, namų šilumą padaryti neblizgančią, visi esame tvirtai. Panevėžys tvirtai saugotas, tai aš žinau. Netikėkit, ką sako, kad čia provincija, jeigu kas taip sako. Ir nebijokit gerai savo veiklą veikti ir dorai savo šventės švęsti. Visa kita, kaip ir šioje šventėje, ateis savaime. Būkit sveiki ir stiprus visi čia susirinkę. Gerų varžybų, geros kloties. O jei kas ir pralaimės, tai kaip šįryt Kaune pasakė vienas teniso veteranas, sporte kažkas turi pralaimėti. Užtat bendravimo laimės niekas neatims. Dėkuoju visiems iš įvairių šalių susirinkusiems. Dėkvis. Organizacijų rinktinės ir gana gausios užsienio šalių lietuvių delegacijos. Varžybos vyko Kaune ir Klaipėdoje. Be sportinių susitikimų olimpiada turėjo tikslą supažindinti užsienio lietuvius su Lietuva, jos istorinėmis vietomis, kultūriniais renginiais, sudaryti sąlygas užsienio lietuvių jaunimui pabendrauti su Lietuvos jaunimu, sustiprinti viso pasaulio lietuvių sportininkų šeimą, sustiprinti sportinį judėjimą, draugystumas Lietuvai. Populiariausias olimpiados dalyvis tai Vilniaus krašto atstovas Pranas Žižmaras. Olimpiados ceremonija pradedama Karo muziejaus sodelėje prie Laisvės paminklo. Nuo Karo muziejaus aukuro amžinos ugnies uždegama pirmyn, sugiedojo olimpiados giesmę ir lietuviais esame mes gimę. Liepos 17 vyko iškilmingas olimpiados atidarymas, kurį atidarė prezidentas Antanas Smetona. Iškelta olimpinė vėliava, keliant vėliavą paleista tūkstančiai nuleista vėliava. Vėliavai nuleisti tarp kitų sportininkų buvo pakviesta ir Panevėžio atstovė. Bronė Gitartaitė Balašienė. Olimpiados dalyvių buvo sušaudyti Červenėje. Dalis žuvo Sibiro taigose. Ačiū. Lietuva po 90 metų kovo 11 dienos 1978 metais iškilo pirmosios pasaulio lietuvės Australijoje, kuriuose nors ir negausysis pasaulio lietuvių.